Parduok ne tik žodžiais, bet ir pasitikėjimu. Šitai pirmą kartą išgirdau iš savo mentoriaus ir visiškai negalėjau patikėti, kol pats neišbandžiau tai praktikoje. Kalbėti mokame visi, tik ar gebame išreikšti pasitikėjimą savimi ar tuo, ką sakome. Ne visi ir ne visada. Tiesa, tai viena dažniausių pardavėjų daromų klaidų, kai vietoje to, kad pasistengtų išreikšti save, jie pradeda sakyti klientams: patikėkit manim, argi aš galėčiau jums meluoti. Ir visos tos panašios frazės, kas iš principo sukuria priešingą nepasitikėjimo jausmą. Tad kūno kalba turi būti atvira ir natūrali. Ji apie jūs daug ką pasako. Klausimas, ką dėl to darot, formuodami savo pardavimo strategijas.